Sveiki! Šiandienos tema – namų energija. Kas tai ir kaip ją sukurti? Kiekvieni namai turi savo energiją. Vos įžengus į erdvę pajaučiame. Vieni namai atrodo ramūs ir kviečiantys, kiti sunkūs ar pilni įtampos. Tai jokia mistika, o tiesiog tai, kaip aplinka veikia mūsų vidinę būseną. Šiandien noriu pakalbėti apie tai, kaip energija gyvena mūsų namuose, kas ją formuoja ir ką galime padaryti, kad mūsų erdvė taptų lengvesnė, gyvesnė ir palaikanti. Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, kas yra namų energija. Namų energija tai ne kas nors, kas yra matoma. Tai emocinė atmosfera, kurią kuria šviesa, garsai, medžiagos, daiktai, kvapai ir net mūsų įpročiai. Mes patys ją formuojame kasdien per tai, kaip judame, kaip kalbame, kaip elgiamės su daiktais. Kai namuose chaosas, dažnai ir mintys tampa padrikos. O kai aplinka rami ir tvarkinga, ir mes patys jaučiamės taip pat. Pakalbėkime apie šviesą ir oro judėjimą. Vienas paprasčiausių būdų pagerinti namų energiją – tai įsileisti daugiau šviesos ir oro. Natūrali šviesa suteikia gyvybingumo, o atidaryti langai išjudina sustingusią energiją. Kai oras nejuda, erdvė tampa tarsi sunkesnė, net jei atrodo švari. Todėl bent kartą per dieną pravėdinkite namus, net žiemą, kad ir nors kelioms minutėms. Tvarka ir aiškumas. Kiekvienas daiktas turi savo energiją. Kai jų per daug, mūsų dėmesys išsisklaido, o protas pavargsta. Tvarka nėra apie tobulumą, ji yra apie aiškumą. Kai paviršiai švarūs, o daiktai turi savo vietą, energija juda laisvai. Kartais užtenka susitvarkyti vieną stalą ar net lentyną, kad pajustume lengvumą visame kambaryje. Natūralios medžiagos. Medžiagos taip pat skleidžia savo energiją. Natūralūs paviršiai, tokie kaip medis, akmuo, molis, tai tik pavyzdžiai. Natūralūs paviršiai kuria švelnią, raminančią atmosferą, o dirbtinės medžiagos dažnai atspindi šviesą aštriau, sukuria šaltesnį pojūtį. Renkantis daiktus, pajuskite, kaip jie jums atrodo. Ar šilta, ar šalta, ar tikra. Kuo daugiau natūralumo, tuo paprastai erdvė tampa ramesnė ir artimesnė žmogui. Šviesa ir žvakės. Šviesa – viena stipriausių energijos formų namuose. Šalta, ryški šviesa skatina veiklą, bet nėra tinkama poilsiui. Minkšta, šilta šviesa kaip tik atvirkščiai. Ramina nervų sistemą, todėl vakare verta perjungti apšvietimą į švelnesnį. Žvakės šviesa yra ypatinga, nes jų gyva liepsna traukia akį, bet tuo pačiu neerzina. Tai natūrali energijos forma, kuri ramina ir padeda sugrįžti į dabarties akimirką. Spalvos ir garsai. Spalvos taip pat daro įtaką energijai. Švelnūs, natūralūs tonai ramina, ryškūs suteikia gyvybės ir aktyvumo. Nėra gerų ar blogų spalvų. Svarbu, kad jos atitiktų jūsų nuotaiką ir ritmą. Tas pats galioja ir garsams. Fone sklindantis triukšmas palaiko įtampą, o tylus, ramus fonas leidžia energijai nusistovėti. Augalai ir gamta. Gamtos elementai
yra tikra gyvybės jėga namuose. Augalai valo orą, įneša judesio ir spalvos. Net mažas žalias kampelis ar akmuo iš gamtos primena apie ryšį su gyvąja aplinka. Gamta visada balansuoja energiją, todėl verta turėti jos dalelę ir savo namuose. Įpročiai ir dėmesys. Net jei erdvė graži, energija gali sustingti, jei mes patys jai neskiriame dėmesio. Pagalvokime, kaip dažnai uždegame žvakę namuose, pravėdiname kambarius, sutvarkome mažą kampelį, kuris galbūt erzina. Maži veiksmai siunčia signalą, kad mums rūpi mūsų erdvė. Kai rūpiname savo aplinką, ji ima rūpintis netiesiogiai, bet pradeda rūpintis ir mumis, mūsų vidinę būseną. Dabar pakalbėkime apie paprastus žingsnius, kurie gali pagerinti energiją namuose. Kai atrodo, kad namuose energija sustingo ar jaučiasi negatyvumas, pabandykite šiuos dalykus. Tai pravėdinkite langus bent kelioms minutėms, uždekite žvakę, sumažinkite daiktų skaičių ant paviršių, paleiskite ramią ar jums malonią muziką ir mintyse padėkokite savo erdvei. Šie keli žingsniai akimirksniu pakeičia atmosferą, be jokių ypatingų ritualų. Nepamirškime, kad namai yra tarsi veidrodis. Kai juose gera, gera ir mums. Namų energija yra gyva, ji nuolat keičiasi kartu su mumis. Kuo daugiau šviesos, dėmesio ir natūralumo įnešame, tuo labiau namai tampa vieta, kur galime ilsėtis, kvėpuoti ir būti savimi. Jei šis įrašas jūs įkvepia, pasidalinkite juo arba parašykite komentaruose, kaip jūs jaučiate savo namų energiją. Ir prisiminkite, maži pokyčiai gali sukurti didelį skirtumą.